Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kursų edukus pamoką. Su jumis mokytojas Edgaras ir šiandieną mes turime naują pamokų seriją. Mokinsimės žodžių ir pirmoji pamoka, kuri galbūt gali pasirodyti truputėlį ir lengva, per paprasta, bet tai yra skaičiai. Mokinsimės paprastai skaičius naudoti ir tuo pačiu pasimokinsim ir tokių įdomesnių būdų, kaip galim pasakyti skaičius, su kuom gal ir net nebūsit susipažinę, jeigu neteko to panaudoti. Taip kad jeigu pradžia ir pasirodys lengva, pažiūrėkit pamoką iki galo, manau, kad tikrai galit kažką naujo išmokti. Ir jeigu nori daugiau žodžių, nori daugiau frazių, nepamirškit parsisiųsti mano audio ir PDF nemokamos knygelės 87 kasdienės anglų kalbos frazės. Ten rasit tokias frazes, kurios naudojamos kiekvieną dieną, kasdienėje kalboje. Ir dabar jau galit parsisiųsti jas ir audio formatu, tiesiog turėti kažkur tai telefone ar kompiuteryje ir pasiklausyti karts nuo karto. Ir tokiu būdu jas atsiminti, tokiu būdu jas išmokti. Ok, tai keliaujam iš karto prie šios dienos pamokos, keliaujam prie skaičių. Ir pradžiai turim paprastai. Tiesiog vienas yra one. 2 yra two. Two, ar ne? Two. 3 yra three. Three. 4 yra four. Four. 5 yra five. Five. 6 yra six. 7 yra seven. Kol kas iki 10 keliaujam, ar ne? 8 yra eight. 9 yra nine. Ir 10 yra 10. Tai šituos kaip minimum turit mintinai mokėti, ar ne? Nuo 1 iki 10 turit galėti suskaičiuoti anglų kalboje. Ir pavyzdžiui, toks sakinys, aš turiu 5 obuolius, ar ne? Prisiminkim, kaip yra 5. I have 5 apples, ar ne? I have 5 apples. Aš turiu 5 obuolius. I have 5 apples. Tai dabar nuo 1 iki 10 reikia išmokti mintinai. Lygiai taip pat reikėtų ir išmokti tuos nuo 11 ir iki 20. Pažiūrim, kaip jie atrodo. Pavyzdžiui, 11 yra išskirtinis. Jis yra 11. 12 yra 12. Bet jau 13 yra 13 ir mes jau turim tą dvigubą E galūnę, ar ne, kai sakome 13, teen, tai atsiminkit, kad ta teen galūnė yra kaip pas mus 19, ar ne, 16, 17, 18, netgi pats žodis, kai jeigu vieną paimsim, pavyzdžiui, teen nuo ta raidės, tai bus paauglys, teen, sutrumpintai, teenager, jeigu pilna žodis, bet teen yra sakomas paauglys, dėl to, kad neolikiniai metai, ar ne, tai 13 turim 13. Tai jau 14 bus 14. 14. 15 bus 15. Ar ne? Truputėlį keičiasi pats žodis. Jeigu 5 turėjom 5, tačiau 15, ne 15, ar ne? 15. 16 turime 16. 17 turime 17. 17, ar ne? 18 turime 18. 19 turime 19 ir 20 turime 20. Atsiminkit, 12 buvo 12, ar ne? 20 turime 20. Ir dabar kaip kad in buvo galūnė, kai turėjome kažkeliolika, taip galūnė šita ilgoji y gale, kai sakom 20, bus galūnė, kuri reikš, kad turime apvalę 10, tai šiuo atveju turime 20, ar ne? 20. Tai pavyzdžiui, 30, jeigu vėl galūnė nebe in, ar ne, bet i yra 30. 30. Jeigu labiau sakome amerikietiškai, mes tos t beveik netariam. Jis gaunas tai kažkas tarp t ir d ir sakome 30. Lygiai tas pats ir 40, ar ne? Galite sakyti ryškiau truputėlį, galite sakyti 40, jūs ko puikiausiai supras, britai labiau taip ir sako galbūt, bet 40 būtų labiau amerikietiškai, 40. Tai tada kaip bus 50?
50, ar ne? 50, 50. 60 bus 60, 60, ar ne? 60. 16 būtų 16. 60, 60, 60. 70 bus 70, 70, ar ne? 70. 80, 80, 80 arba 80, jeigu tai tarsim, ar ne? 80, 80. 90, 90, 90, ar ne? 90, 90, 90. 100 yra 100. Sakote, 100. 100 yra 100. 100. Pabandom keletą pavyzdžių. Dabar, jeigu norit pasakyti, pavyzdžiui, 87, tai jūs ir sakote 87. Tai 80 yra 80 ir 7. 87, ar ne? Jokių būdų ne 18, nes 18 yra 18. Mums reikia 80. 87. Atsiminkit, į galūnę yra dešimtys, teen galūnė yra kažkeliolika, ar ne? Tai šiuo atveju 87, 87. 26 bus 26. 26, ar ne? 26. 59, 59. 59, ar ne? 59. 74, 74. 74, ar ne? 74. 600 bus 600, ar ne? Jeigu turėjom 100, tai čia bus 600. Tik jokių būdų nedėkite S galūnės. Nesakykite šimtai, hundreds, kaip daugiskaitinio žodžio. Ne, sakote 6 ir 100, ar ne? 600, ne 600s. 600. Dabar jeigu norim pasakyti 627, pavyzdžiui, po 100 mes dažniausiai naudojame žodelį and, ir tai yra ypatingai britų kalboj. Amerikiečiai galbūt ne taip smarkiai tai naudoja, bet pavyzdžiui, britas sakytų 627. 627. Žinoma, jūs galite sakyti 627 ir jūs kuo puikiausiai supras. Tiesiog žinokit, kad galima ir and panaudoti šitoj vietoj ir tikėtina, kad priklausomai nuo tos, su kuo kalbėsit, kad panaudos and. 627. Tai nereikš, kad 600 ir kažkur atskirai 27. Tai bus 627. 1000 yra 1000. 1000. 1000. 1000. Tas TH garsas, ar ne? 1000. Pavyzdžiui, 1010 tai būtų 1010. Žinoma, vėlgi, galite sakyti ir be n, sakyti 1010. Bet 1010 yra vienas iš variantų, kaip galima tai pasakyti. O pavyzdžiui, 1110, tai sakysite 1110. Ta and padėsite po 100 jau prieš paskutinį skaičių, ar ne? Prieš pasakydami 10 gale. 1110. Okay? Milijonas yra million. Million. Tai 1 milijonas būtų 1 million, ar ne? Million. Ir vėlgi, kai daugiskaita, kai turim daugiau milijonų, pavyzdžiui, 3 milijonai, irgi nedėsite jokių būdų S galūnės čia. Sakysite 3 million. 3 million. Milijardas yra billion. Ne milliard kažkaip, ar ne, o billion. Billion yra milijardas. Billion. Labai įdomus būdas pasakyti ir ypatingai jį naudoja amerikiečiai, tai pavyzdžiui pasakyti 4400 kaip 4400. 4400. 4400. 4400. Ypatingai, kai tai yra toks lygus skaičius, ar ne?
pavyzdžiui, 5500 arba 1200, sakytų 1200, ar ne? Tai aš gal nesiūlau jums taip sakyti, aš tiesiog siūlau jums žinoti, kad taip gali jums pasakyti, kad žinotumėte, apie ką kalba eina. Kas nors pasakysim 4400, galvosit 4400, kas čia dabar? Jo, tai reiškia 4400, 4400, ar ne, jeigu kitaip. 4400. Ok, tai dabar mums dar reikia išmokti, kaip pasakyti skaičius, jeigu jie yra, pavyzdžiui, pirmas, antras, trečias, ar ne, kai kalba eina kelintas, kelinta, tai yra vadinami kelintiniai skaitvardžiai, ar ne. Tai jie irgi turi savo taisyklės, jie turi savo taisyklę, bet yra ir išimčių. Tai pirmą susipažinkim su pirmaisiais 10, kaip jie atrodo. Tai pavyzdžiui, pirmas yra first. First. First yra pirmas. Antras yra second. Second, kaip sekundė, ar ne? Second. Second. Trečias yra third. Third. Third, ar ne? Ir dabar jau nuo ketvirto mes turime tos, kurie vadovaujasi jau taisyklę. Tai pavyzdžiui, ketvirtas yra fourth. Gale mes turim tą TH sunkų garsą. Turim iškišti liežuvį ir pūsti, ar ne? Fourth. Tai ketvirtas bus fourth. Fourth. Penktas bus fifth. Fifth, ar ne? Truputėlį pasikeitė iš five, ar ne? Fifth. Vėlgi švapluojam gale, ar ne? Fifth. Šeštas, sixth. Sixth, ar ne? Septintas jau yra seventh. Seventh, ar ne? Pastebit, kad turim labai švapluoti gale. Man pasisekė, aš gimiau šveplas, man šiek tiek lengviau, bet jo, turit iškišti liežuvį ir tiesiog taip lengvai pūsti. Ir gausis seventh, ar ne? Seventh. Tik aišku, neužteskit taip ilgai, aš tik tai pademonstruoju, kaip tai turi atrodyti. Septintas, seventh. Aštuntas yra eighth. Eighth, ar ne? Devintas yra ninth. Ninth. Dešimtas, tenth. Tenth. Tie patys skaičiai, tik turim tą TH galūnę gale, ar ne? 11 yra 11th. 11th. 12 yra 12th. 12th, ar ne? 13 yra 13th. Ir dabar, kai mes jau turim nuo 13, tai 14 bus 14th, 15 bus 15th. Tiesiog tą turim TH galūnę gale, ar ne? Tiesiog tą TH galūnę nurodo kelintas. Dabar, kai turim dešimtis, pavyzdžiui 20 yra 20, tiesiog 20 yra 20. Bet 20 yra 20th. Ten, kur buvo galūnė ilgoji, čia mes turime jau I ir E, ar ne? Ir tą irgi TH gale. 20th gaunasi. I-th tokia galūnė. 20th. Tai lygiai taip pat 30 bus 30th. 40 bus 40th, tiesiog patampa IE iš I ilgosios ir turim tą TH garsą, ne? 40, 40, 40, 40th. Pavyzdžiui, 27, svarbu atkreipti dėmesį, kad mes sakysim 27th. Mes nesakysim čia 20th, 7th. Tik tai vieną iš skaičių mes padarom su TH, ar ne? Ir tai yra tas kelintas tikrasis. Nes žiūrėkit, lietuviškai aš sakau 21. Aš nesakau 21, ar ne? Sakau paprastai 20 ir 1. 22. Tik tai tas antrasis skaičius yra kelintas, ar ne? Tai lygiai taip pat ir anglų kalboje. Jūs sako 20 ir tada 7. 27. 85, 85, kaip būtų, 85th, ar ne? 85th. Jeigu 85 būtų 85, bet 85 yra 80, sakom 80, ir tada 5, 5th, 5th, ar ne? 85th. Šimtasis, žinoma, yra 100th, 100th, 100th. Vėlgi, tai nebus, kad dažnai reikės šitos jums kelintinius naudoti skaitvardžius, bet tiesiog reikia žinoti, kad jeigu žmogus pradeda labai stipriai šapluoti, ar ne, jums skaičius sakydamas, tai turite omeny
apie kelintą, ar ne, eina kalba, kelintas skaičius. Ir pabaigai dar labai svarbu žinoti, kaip pasakyti metus. Mes turėsim atskirą pamoką, kur kalbėsiu apie datas, savaitės, dienas ir metus ir taip toliau, bet tiesiog šitai pamokai trumpai sužinokim, kaip pasakyti metus. Tai pavyzdžiui, va tokius metus, 1974 metai, angliškai jūs sakote 1974. Dabar žiūrėkit, kas čia atsitiko. Ką aš čia sakau? 19, 19, 74, 74. Tai iš esmės jūs brėžiat brūkšnį per vidurį ir sakote va tos dvigubus skaičius. Sakote 19, 74. Ir gaunasi 1974. 1974. Pavyzdžiui, jeigu jau datą turite 2010, yra keletą variantų, kaip galite tai pasakyti. Jūs galite sakyti 2010 arba 2010, jeigu norit galite pridėti, bet su metais dažniausiai mes to and nepridedam. 2010. Ir, žinoma, galite sakyti 2010. Galite sakyti 2010. 2010. Labai dažnas variantas pasakyti metus lygiai taip pat, ar ne? 2010. Ir pabaigai mes turim išmokti pasakyti metus, kurie dabar yra. Šiuo metu, kai turim šitą naują video. 2021 metai. Mes sakysime arba 2021, 2021, arba 2021, ar ne? 2021. Du variantai. 2021 pirmasis arba 2021 antrasis. Tai šituo galbūt žodžiu, šituo skaičiu ir baigiam šią pamoką. Tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu jau šiek tiek mokat anglų kalbą, galbūt tai nebuvo kažkas tai naujo ar ne, bet manau, kad svarbu žinoti taip tiksliai, kaip tos skaičius reikia sudėlioti, nes su mokiniais, kai galbūt dažnai susiduriu su tą problemą, matau, kad mokiniams tiesiog sunku skaičius pasakyti taisyklingai, ypatingai jeigu tai yra ilgesnis, pavyzdžiui, skaičius ten 1010, pavyzdžiui, ne? Dabar jūs jau mokat tai pasakyti, ar ne? Sakote 1010 arba 1010. Viskas pakankamai paprasta. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi buvo naudinga. Šitoj pamokų serijoje turėsim tokiai dar daug pamokų ir turėsim pamokų su įdomiais žodžiais. O šiandien turim skaičius. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Pasimatysim jau kitoj pamokoje. Iki.